The Lithuanian language. Lietuvių kalba. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings. Labas, labas rytas, laba diena, labas vakaras, labanakt, viso, iki pasimatymo. The Universal Declaration of Human Rights. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Preambulė. Atsižvelgdama į tai, kad visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas. Atsižvelgdama į tai, kad žmogaus teisių visiškas nepaisimas ir niekinimas pastumėjo vykdyti barbariškus aktus, piktinančius žmonijos sąžinę, o sukūrimas pasaulio, kuriame žmonės turėjo žodžio ir įsitikinimų laisvę ir bus išlaisvinti iš baimės ir skurdo pančių, paskelbtas kaip kilniausias žmogaus siekimas. Atsižvelgdama į tai, jog būtinai reikia, kad žmogaus teisė saugotų įstatymo gale, dėl to, kad jis nebūtų priverstas imtis kaip kraštutinės priemonės sukilimo prieš tironiją ir priespaudą. Atsižvelgdama į tai, jog būtinai reikia remti draugiškų santykių tarp tautų vystymą. Atsižvelgdama į tai, kad suvienytųjų nacijų organizacijos įstatuose tautos vėl įtvirtino savo tikėjimą pagrindinėmis žmogaus teisėmis, žmogaus, kaip asmenybės, orumu ir vertingumu lygiomis vyrų ir moterų teisėmis ir pareiškė, jog esančios pasiryžusios skatinti visuomenės pažangą ir sukurti geresnes gyvenimo sąlygas, didesnę laisvę. Atsižvelgdama į tai, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su suvienytųjų nacijų organizacija, įsipareigojo garantuoti visuotinį ir tikrą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių laikymasi, atsižvelgdama į tai, jog bendras visiems žmonėms šių teisių ir laisvių supratimas turi didžiausią reikšmę, kad būtų visiškai vykdytas šis įsipareigojimas, Generalinė asamblėja skelbė šią visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kaip visuotinį idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės dėl to, kad kiekvienas žmogus ir kiekvienas visuomenės organas, nuolat turėdami galvoje šią deklaraciją, pasitelkę švietimą ir mokslą, stengtųsi prisidėti prie to, kad šios teisės ir laisvės būtų gerbiamos ir kad būtų garantuota, imantis nacionalinių ir tarptautinių pažangių priemonių, kad jos bus visuotinai ir tikrai pripažįstamos ir taikomos tiek valstybių narių gyventojams, tiek gyventojams teritorijų, esančių jų jurisdikcijoje. 1 straipsnis. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.